Prisijungia prie mūsų aptarti šios temos Sharmakė Ali, politinė analitikė prisijungianti iš Londono. Sharmakė, jei Jungtiniai Arabų Emiratai oficialiai pripažintų Somalilendą, kokio masto diplomatinių proveržių tai būtų? Ne tik Somalilendui, bet ir visam Afrikos kišuliui. Visų pirma, labai ačiū, kad pakvietėte ir manau, kad pradedate nuo puikaus ir aktualaus klausimo. Atsakydamas jūsų klausimą, manau, kad tai bus labai svarbu ypač Somalilendo gyventojams. Ir manau, kad matome, kaip Somalilendo ir Jungtinių Arabų Emiratų santykiai jau daugelį metų auga, gilėja ir stiprėja. Ir iš tikrųjų oficialus pripažinimas leistų Somalilendui gauti prieigą prie svarbių dalykų, pavyzdžiui, prie finansų sektoriaus, kurio jis šiuo metu taip labai nusipelna. Ir reikia tam, kad galėtų toliau tęsti savo valstybės vystymosi kelią. Tai kaip turėtume suprasti Somalilendo pirmojo ambasadoriaus skiriamųjų raštų įteikimo Izraelyje laiką, kai tai įvyko Somalilendo nepriklausomybės dieną? Ar tai tampa savotišku precedentu siekiant platesnio pripažinimo? Manau, kad tai yra labai simbolinis Izraelio valstybės gestas. Ir manau, kad daugelis Somalilando gyventojų tai pastebėjo ir įvertino, pripažindami šį faktą. Ambasadorius Mohamedas Hadžis šiandien, gegužės 18-ąją, įteikė savo skiriamuosius raštus. Jeigu greitai pataisysiu, šiandien iš tikrųjų nėra Somalilando nepriklausomybės diena, bet tai yra diena, kai Somalilande prieš 35 metus buvo atkurta jo suverenitetas. Somalilando nepriklausomybės diena yra birželio 26-ąją. Taigi, kitą mėnesį turėsime dar daugiau ką švęsti. Geras paaiškinimas. Ačiū, Sharmakė. Kalbant apie Turkiją, Katarą, Kiniją, Iraną, kurie visi bando plėsti savo įtaką apie Raudonosios jūros ir Afrikos kyšulio. Ar Somalilando pripažinimas taip pat yra būdas Izraeliui ir galbūt jostra atsverti kai kurias šio regiono konkuruojančias galias? Manau, jei taip suformuluotume klausimą, taip, tai teisinga. Tikrai yra galimybė, kaip jau matėme, Izraeliui pasinaudoti pirmumo pranašumu. Ir mes kasdien gatvėse matome stiprėjančius ryšius, žinote, žmonių tarpusavio ryšius. Manau, kad Somalilendas, kaip jau daugybę kartų girdėjome, yra prie labai strategiškai svarbaus jūrų kelio. Ir iš tikrųjų, manau, dar svarbiau yra tai, kad Somalilando žmonės ir pati valstybė iš tikrųjų gali padaryti ir duoti pasauliui daug daugiau, nei dabar gali būdama nepripažinta valstybė. Tačiau, būdama pripažinta valstybė, manau, Somalilendas galėtų remti savo sąjungininkus ir bendradarbiautų su jais. Kad būtų užtikrinta, jog šie svarbūs vandens keliai būtų apsaugoti nuo piratavimo ir bet kokių veiksmų, kurie siekia destabilizuoti Somalilendo Respublikos ir jos sąjungininkų interesus. Ar turite kokią nors žinutę, Sharmakė, Somalilendo žmonėms šią šventinę dieną? Taip, švęskite, džiaukitės, bet taip pat prisiminkite šimtus tūkstančių, kurie paaukojo savo gyvybės per genocidą, kurį įvykdė Somalio valstybė, kai ji buvo okupavusi respubliką. Bet būtinai pasimėgaukite, daug valgykite ir gerai praleiskite laiką. Sharmakis Ali, ačiū, kad šiandien buvote su mumis per i24 News English. Buvo labai malonu su jumis pasikalbėti. Labai ačiū, kad pakvietėte. Grįžtame į studiją. Markai, pirmasis Somalilando ambasadorius dabar įteikė skiriamuosius raštus čia Izraelyje. Iš Izraelio perspektyvos, ar tai simbolinis diplomatinis žingsnis, ar vis dėlto tai yra gilesnio strateginio intereso ir besikeičiančios strategijos dalis, kai kalbame apie Afrikos kyšulį? Akivaizdu, kad Afrikos kyšulys yra itin svarbus regionas. Ir Izraeliui svarbu turėti gerus santykius su Somalilandu. Tai keičia žaidimo taisyklės. Vis dėlto, tai yra kur kas platesnis klausimas nei vien Somalilandas. Mes kalbame apie dar vieną Afrikos valstybę, dar vieną musulmonų daugumos šalį, kuri užmezga diplomatinius santykius su Izraeliu. Ir galų gale, jei pažvelgsime į bendrą vaizdą, jis yra labai optimistiškas, nes Izraelis šiandien palaiko santykius su vis daugiau arabų šalių, vis daugiau musulmoniškų šalių, vis daugiau Afrikos šalių. Ten, kur anksčiau durys buvo uždarytos, dabar jos yra atviros. Buvo pranešimų, kad karo metu Izraelio pareigūnai, aukšti Izraelio pareigūnai, lankėsi įvairiose įdomiose Persijos įlankos šalyse. Ir tai tik tai, ką girdėjome iš kalbų. Kas žino, ko mes dar nežinome. Esu įsitikinęs, kad kai visa tai baigsis, vis daugiau arabų ir musulmonų šalių atvers duris Izraeliui, nes jos supranta, kad Izraelis yra ne tik regioninė galia, bet ir teigiama jėga. Ir dar vienas dalykas. Mes jau girdėjome apie Pakistaną, tiesa?
Tačiau Pakistanas yra musulmonų daugumos šalis. Jis labai didžiuojasi, būdama musulmoniška šalis. Tačiau jei Pakistanas kada nors nori būti laikomas rimtu taikos partneriu šiame pasaulio regione, jie turi pradėti kalbėti su Izraeliu, nes negali sakyti, kad tiki taika ir stabilumu ir tuo pačiu metu turėti priešiškus santykius su viena svarbiausių regiono šalių.